Topografinių objektų braižymas. Skaitopo meniu topografinių objektų braižymo įrankiai yra sugrupuoti temomis nuo 0 ribos iki 39 inžinerinis tinklas. Tiek temos, tiek topografinių objektų braižymo įrankiai temose yra surūšiuoti maždaug pagal GKTR logiką ir maždaug pagal tokią pat tvarką. Topografiniai objektai būna taškiniai, lininiai, plotiniai. Visų tipų objektus galima rasti, pavyzdžiui, temoje augalija. Ir pabandysim sukurti po vieną objektą taškinį, lininį ir plotinį. Tarkime, lapuotis medis. Tiesiog sekame pranešimus komandinėje eilutėje, rodyk įterpimų tašką nurodėm, bandom nubraižyti linijinį objektą, tarkim, netoliese yra miškas, miško medalynų krūmynų riba, brėžiam kontūrą, uždarome su opcija C ir pabandom kontūrą užpildyti plotinių objektų. Tarkime, šitame kontūre pas mus yra spygliuočių miškas. Komandinė eilutė rašo rodyk topografinį objektą vidaus tašką. Tiesiog tame kontūre, uždaram kontūrį parodom bet kurioje vietoje. Patvirtinam. Štai ir sukūrėm visų trijų tipų objektus: taškinį, lininį, plotinį. Lygiai taip pat braižome visos kitos temos.